Ačiū. Okay. Tai dabar susipažinom su Lietuvos kontekstu, Europos kontekstu ir kvieščiau keliauti prie ugdymo temos. Ir noriu čia pakviesti labai labai ypatingą svečią, profesorių, habilituotą mokslų daktarą Albertą Skuridą. Stebiu su nuostabiu nuogu viešoje erdvėje ilgą laiką ir negaliu atsidžiaugti, kad esate Lietuvoje, kad vadinatės. Ir kviečiu tada papasakoti mums daugiau apie darbo. Sveiki, su malonumu papasakosiu, kas dabartiniu metu moksle, ugdymo moksle yra populiaru, kas karšta, kas nauja, kas sukelia įdomių minčių, keist, tobulint studijų programas, tobulint vaikų ugdymą, visuomenės ugdymą. Aš labiau papasakosiu apie mokslą, kokie yra populiariausi moksliniai tyrimai pasaulyje visam, išsirinkus pačias populiariausius tyrimus, be abejo per tą trumpą laiko tarpą, akcentuojant į fizinį, emocinį, protinį ugdymą, kaip į darną vieną kitą esmę. Iš karto pradeda nuo elitinės publikacijos Science. Sunku pakliūti, kaip suprasti, kas yra šiuolaikinis ugdymo mokslas. Šiuolaikinis ugdymo mokslas daug toliau nueina už vien pedagogikos žinias. Žinios turi būti integruojamos jau sužinom mūsų psichologija, ypatingai mokslo pasiekime, kur gautos Nobelio premijos, tyrinėjant galvos smegenis, kaip veikia mąstant, mokant, priimant sprendimus, gerai laimingai gyvenant, neuromokslai ir šių dienų mokslo pasiekimai dirbtinis intelektas. Daug dalykų mes nujaučiam, bet mes žymiai mažiau nujaučiam, kiek yra naujų galimybių dabartiniu metu. Mums nei perskubėti, nei atsilikti, viską daryti rimtai, mylint ir gerbent įvairovę, bet išlaikant bazinius ugdymų pačius pamatus. Taigi neuromokslė įdomiausi dalykai. Vienas iš populiariausių vaikų ir žmonių well-being, gerovės ugdymo ir mokyklose, ir visą gyvenimą, geltona linija gerovė, tyrimas arba ir jo pagrindų parengta strategija Anglijoje, kaip reikia rengti, tobulinti mokyklose, darbuose gerovę. Super strategija, apie ją mokslininkai pristatė daugam pasaulyje super publikacijose, aš tik pristatau dabar keletą sakinių iš tos well-being, kur mums tiks. Sluoksniai, biologiniai gerovės pagrindai, žmonių santykiai ypatingai, toliau yra tas vadinamas, yra kognityvinis potencialas, kultūra, aplinka, visa erdvė, apie tai daug būtų galima šnekėti. Biologiniai pagrindai, šiuolaikinė mityba, taip, turim daug pasiekimų, skverbiasi į mokyklą ir viskas puiku. Toliau, miego atradimai, Nobelio premijos, vaikai nepilnavertį miegą, nekokybiškai dar miega, daug vaikų, daug procentų vaikų ir blogiausiai laikų nenueina miegoti. Milžiniška spraga, neišsimiegosim, mokymosi kokybė labai pablogės. Kitas milžiniškas biologinis veiksnys, ypatingai dabartiniu metu tyrinėjimas, fizinis aktyvumas. Šiuolaikiniam išsivyščiusiam pasaulyje pagal pačias naujausias rekomendacijas tik apie 10% vaikų mokykloje, apie suaugusius nešneku, normaliai juda. O jeigu normaliai nejuda, jų greičio raumenys negamina super vaistų, hormonų, miokinų ir tai atsiliepia stresui, depresijai, nuotaikai, mokymuisi, kūno sveikatai, susieta yra viskas. Trūksta judėjimo aktyvumo, judėjimo įvairovę. Be abejo, aš visus apie tuos nepašnekėsiu, tik apie vieną šitą. Santykiai, kurių dėka per daug streso mokyklose, daug procentų. Iš karto pasakau, apie stresą labai daug super tyrimų ir paskui parodysiu. Streso metu padidėja kraujyje kūne kortizolio, streso hormono. Kortizolis ardo kūną, širdį. O svarbiausiai vaikam mokymosi įrankiai, galvos smegenys,
Mes turim 100 milijardų iš prigimties neuronų. Per dieną galima netekti dėl didelės stresinės aplinkos, baimės, nerimų, tų pačių patyčių milijonais galime netekti. Fizinis aktyvumas, džiaugsmas, įvairovė, gamta, aplinka, pilnaverčiai miegai, tai yra geriausi kovotojai prieš stresą. Mes negalim sakyti, sena logika, spaust, kad per daug streso ir tada mes išugdom tiesiog vaikus su labai mažu neuronų kiekiu, su tie vaikai, kurie patiria stresą, jie paskui saugia, paskui parodysiu, dažniau serga, jų elgsena yra neadekvati, daugiau žudosi, kartais žudosi, daugiau alkoholizmo užsima, lyginant su tais, kurie nepatiria. Anglų mokslininkai, kaip ir pridera visados, mokslininkai kažką paprasto pasako, kad žmonės suprastų, kad politikai suprastų tus sudėtingus dalykus, kaip galima paprasčiau keisti. Taigi, well-being. Būkim sistemingai aktyvus, žingeidus, smalsūs, mokykimės, geranoriška aplinka, geranoriška, mažiau streso ir kontakto, abipusio su pasitikėjimo kontaktu. Super, įdomus. Neliks laiko, bet su malonumu galėčiau kokių nors konferencijoje pristatyti pačius naujausius elitinio pasaulio edukologijos mokslo parengtą publikaciją, visiškai neseniai publikuota, kurioje apžvelgta elitas, Ryanas, psichologai, filosofai, edukologai, pasaulio elito elitas, kurie apžvelgia, ką reikia ir kas jau vyksta pasaulyje, reformos ūkdymo, reformos mokyklose. Visam pasaulyje neišvengiami procesai. Šituos dalykus reikėtų, aš tik išrašiau 15 punktų, nebus laiko pristatyti, kartoju. Elitas, tiesiog pasimokyti, kas yra kas jau vyksta. Neužsidaryti savo kiautę, pažiūrėti, tai įvairovės kompetencijos, kas čia vyksta. Pavyzdžiui, pirmas, švietimo tikslas turi būti orientuotas į žmogišką klestėjimą, ne vien ekonominį produktyvumą, arba žmogiško kapitalo kaupimą. Mokyklos turi skatinti mokymąsi, kuris padės man gyventi prasmingai, atsakingai, socialiai vertingai, o ne tik ruoštis labai gerus egzaminus išlaikyti. Reikia žymiai kitų vertybių, emocinių, socialinių, moralinių. Reikia suprasti, kodėl tu tą darai. Mes susprogsim ant to žemės, jeigu mes galvosim, didžiausia vertybė yra informacijų kiekis. Mums reikia suprasti, kodėl jis svarbi. Kaip jie pritaikyti, kaip vertybiškai. Tiesiog čia yra šiuolaikinės super naujienos dalykai. Dar paskui parodys. Kitas topas dabar šiuolaikiniai pedagogikoje, vaikų smegenys, kaip ir mokytojų ir direktorių, ir politikų ir ministrų plastiškos. Kinta. Naujausi tyrimai rodo, kad smegenys, science, vėl elitas. Tiesiog aš šneku tos bazinius tokius dalykus, kur visi galėtumėm pritaikyti. Smegenys labiausiai naikina stresą. Smegenys labiausiai tirština arba žmogiškai šitą kognityvinę kapitalą kaupia. Kas? 3 pagrindiniai dalykai. Ar čia mokykla būtų privati ar neprivati, ar darželis, ar universitetas, baziniai dalykai yra tie patys. Aš šneku apie bazinius mokslo dalykus. Tai kas yra pirmas? Naujausi tyrimai - fizinis aktyvumas. Apie 30 natūralių hormonų judėjimo metu, nesėdint, pradeda gamintis, kurie stimuliuoja naujų neuronų atstatymą galvos smegenyse, kuriuos mes prarandam dėl stresų. Vaikų fizinis aktyvumas ir užsisėdėjimas yra tragiška. Rimtai tai nekreipiam. Fizinis aktyvumas yra pirmas dėmuo, kas padeda smegenims vystytis. Nes jis toks specialistas. Nu, bet čia jisai tyrimais remiasi, žinai, tai Science to žurnalo. Čia žinoma dalykai. Nu, bet tai yra bazė. Dovilė, išjunkit mikrofoną, nes girdisi visi. Paklausom. Visiškai įdomu būtų. Gal geriau paklausom. Bus įdomiau. Nuolatinis mokymas, aplinkos praturtinimas. Šiandien šnekam apie įvairovę. Smegenų turtintojas yra įvairovė. Visos tos mokyklos, kurios šiandien aš išgirdau, jos yra pliusas. Kuo daugiau jų, tuo didesnis bus socialinis kapitalas, ugdymo kapitalas, kognityvinis kapitalas, aplinkos įvairovė.
Gamta, upeliai, judėjimai, per ausis, per akis, per lietimus. Čia yra super jėga galinga smegenų kapitalui, kognityviniam kapitalui augimui. Smegenų didžiausias žudikas yra standartai, monotonija ir spaudimas per jėgą, kad kuo didesnis standartus pasiekti. Kortizolis. Įvairovės jėga per ugdymą, kaip yra formuojamas vaikų galvos smegenys. Čia visokių pavyzdžių pateikiau. Naujausi tyrimai. Fizinis aktyvumas. To rodo elitinis žurnalas, elitiniai tyrimai, pirmo trejetuko pasaulio žurnalas. Kokios naudos nebejotinos yra optimalaus fizinio aktyvumo. Mąstymui, nerimui, depresijai, miego kokybei, fiziniai sveikatai. Ir tai įrodyta ne 10 žmonių, milijonais. Dozės aiškios įrodytos, kiek reikia pradinokams, kokias pertraukas daryti. Ir tai padeda ugdymui, tai padeda sveikatai, tokie dalykai. Super, paskui parodysiu galo. Naujausios rekomendacijos vaikučiams, mokykloje kiek reikia judėti, kad kūnas ir smegenys ir emocinė sveikata būtų pilnavertė. Kokios rekomendacijos? Iki darželinio amžiaus vaikučiams reikia judėti iki 14 000 žingsniukų. Čia yra milijonais ištirta. Šitoj vietoj čia tiesiog yra kaip mašina pagaminta, kur reikia naudotis, abejoti. Čia nėra prasmės. Judėti reikia, didinti judėjimą. Artus, žiūrėkit, mokyklose pirmokėliam, berniukam iki 15 000, mergaitėm iki 12 000, paaugliams, matot, visiems. Iš jų dar 1-3 tūkstančiai spėrių tempų, ko nepadarom. Ir dar savaitę 2 kartus jėgos pratimus. Ir ta fiziologija per judėjimą atsiliepia mums emocijom ir psichikai ir kūno sveikatai. Mes šitoj vietoj labai atsiliekam, nes ne mes, visas susivystęs pasaulis, judėjimo deficitas yra milžiniškas, nepanaudojam tikrųjų judėjimo pagamintų vaistų. Dar vienas mokymosi moksle svarbus dalykai, Nobelio premija yra gauta Kendelo neuromokslo Nobelio premijo. Tiesiog aš įdėjau vieną kitą skaidrę. Jeigu mokymės patogiau, kuo greičiau, kuo greitesniu stiliu ir norim daug dalykų praeiti per greitą mokymąsi, mes greitai išmokstam, greitai užmirštam ir gyvenime mažai naudos. Geriau mažiau dalykų, bet iš visų pusių. Štai neuromokslas to prašo mūsų smegenys, norint gerai suprasti. Geriau išgrynintų topinių dalykų, kurios pakartojant įvairiais gyvenimo aspektais, o ne reforma, kad visko prikišti ir visko po trupučiuką. Skubėjimą. Tiesiog norėjau parodyti, turbūt užfiksavo, greitai išmokstam, greitai ir užmirštam. Tyrimai Nature žurnale, super tyrimai, jeigu pelytės auga 4 pelytės be žaisliuko, 2 su 1 žaisliuku ir 4 su žaisliukais, tos pelytės, kurios auga pagal monotoniją, nors ir dresiruojamos daug judėti, jų galvos smegenys beveik visiškai neįsivystė. Galvos smegenys, neurosistemos tinklai išsivysto tada, kada yra kada galima įvairovė. Štai žiūrėkit, įvairovė. Daug, nes tada dirba, kur reikia ir mąstyti, ir tiesti, ir pamatyti, ir išgirsti, ir pajudėti. Įvairovė yra daug visokių stimulių. Galvos viso mūsų 100 milijardų tinklų stimuliatorės. Mūsų galvos smegenyse 100 milijardų neuronų, vieni 50 regionų. Jeigu kiekvieną regioną praleisim, tai bus smegenys nepilnai išsivyščiusios. Vienos mėgsta muziką, kitos mėgsta judėjimą, kitos logiką, kitos moralę, dar kitos per akis. Mūsų smegenys mėgsta įvairovę. Įvairovė yra didysis smegenų treniruoklis. Ir kuo daugiau mes patrauklių priteikiam, tuo paskui tai mums atsipirks. Net ir Nobelio premijos laureatai sako, platus žvilgsnis į pasaulį, tai tada, jeigu tokį sugebėsi padaryti, tuo bus tavo taiklesnė, praktiškesnė mintis. Praktiškesnė mintis, bet pirmiausiai, kad būtų platus žvilgsnis į pasaulį.
Šiuolaikinės ugdymo dalykai, kai šneku su mokytojais ir pats tokius tyrimus atlieku, labai įdomus. Pavyzdžiui, čia jau ugdymo temos, kad galvos smegenys labiau vystytųsi. Per pamokas geriau yra mokyti neatskirus dalykus. Žiūrėkit, blokuotai, vien daugybė. Greitai jūs pagausit. Bet per pamoką yra daugybos dalybos ir sudėties ir atimties. Tuoj parodysiu kitą super publikaciją, labai cituojama. Vaikai mokosi blokuotai standartiniu būdu. Kuo greičiau išlaikyti, kontroliniai gerai būtų. Kontrolinės išlaiko 100% standartiniu būdu. Visi suprantam. O kita vaikų grupė mokėsi su įvairovė, iš įvairių kontekstų, sudėtingiau. Jie kontrolinės mokyklos išlaikė gan blogai, nes mokytojai čia iš karto pasimokai kontrolinis, o čia šiek tiek sumaišytai. Tai dėl to blogiau. Bet kai buvo egzaminai, tie išlaikė, kur mokėsi nestandartiniu būdu 77, o tie tik 308. Norint gyvenime pritaikyti reikia įvairovės. Įvairovė yra sunkiai patiriama, nemėgstama, sunkiai standartizuojama, sunkiai išmokstama, bet kai išmoksti, ilgiau išlieka ir plačiau pritaikymai. Čia yra šiuolaikiniai ugdymo pedagogika. Jeigu norim skubėsim, egzaminą mokyklą išlaikysim, bet ir su valstybiniu abejoju, o gyvenime dar mažiau abejoju. Dėl to, kad nėra konteksto, nėra įvairovės, nėra iš visų kapų smegenys pamatytų į tą patį fenomeną, priimama sprendimus. Aš taip skubu, nes bijau, kad laikas baigtųsi, bet pristatysiu dar vieną super šiuolaikiniai mokyklai pedagogikoje yra topą. Vykdomoji funkcija, talentas, vaikų talentas. Vaikų talentas yra 90% įgimtas. Vykdomoji funkcija. Ja mums mokykloje reikia ištreniruoti, visokius dalykus galim tą padaryti, bet jeigu nežinosim, kas tai yra, mes neištreniruosim. Suprast vykdomoji funkcija. Ja sudaro 3 pagrindiniai dalykai, o iš tikrųjų 2 patys svarbiausi. Net ir juokingi, kurie nulėmė mūsų ateitį tolimesniuose mokymuose ir gyvenime. Tai pirmas, kas yra? Pagal mokslininkai, pirmas. Išmokykim vaikus koncentruoti dėmesį, jį išlaikyti ir tuo pačiu blokuoti įvairius trukdžius, kurie jam trukdo tai padaryti. Pirmas trečdalis talentas. Išgirdot, paprastas dalykėlis. Išmokinkim koncentruoti dėmesį, iškentėti ir nublokuoti visus tikslus, kalbėti per telefoną dabartiniu metu, kai mes čia kažką tai bandom šnekėti. Antras talento bruožas, skirai apie tai, kaip galim įvairiom technologijom reikia prisidėti, treniruoti darbinę atmintį. Už darbinę atmintį būtų galim parašyti ir savo ir jum dabar 100 balų iš 100 saugusiem. Kaip pavyzdžiui, jūs sugebėtumėt padauginti 99 iš 76 per 5 sekundės atmintinai. Darbinė atmintis mums reikia mintyse išmokti išlaikyti tuos 7-6 faktus. Kaip mes mąstysim, kaip mes priimsim sprendimus, mums visas pasaulis, mums visi apgaudinės ir mes nebežoniškas matymas, tu matėjai ir darai, paėmi. Mums reikia turėti galvoje keletą alternatyvų. Galvoj faktus išdėliot. Ar visi suprantat? Galvoj. Antras talentų bruožas. Tie 2 talentų bruožai mokomi nuo pirmų klasių per visą gyvenimą. Ir iš 100 vaikų 95 vaikų kaip taisyklė neturi to talentų bruožų. Ir įvairūs mokymo, kai mes labai daug skubom, mes labai lekiam, mes tų pirmutinių ir antro talento bruožo neištreniruojame. Ir matematikas ir kiti dalykai. Aš čia parodau, kaip elitiniai tyrimai rodo dėmesio koncentravimo išlaikymas. Čia, matot, kaip liniją išlaikyti kuo ilgiau, kad kažkas jau pradeda trukdyti. Dėmesio koncentravimas, jo išlaikymas 10, 15, 5 minutės, paskui 30-40, tada yra talentų didysis bruožas. Vaikai nebesugeba koncentruotis, išlaikyti daugelio atvejų dėmesio. Dėmesio koncentravimas, išlaikymas yra pirmas galingiausias talentų bruožas. Greiti žaidimai, internetiniai žaidimai, skuboti po internetą, po Facebooką, po
Instagramas, greitų vaizdų tyrinėjimas yra labai blogina mūsų pirmą talento bruožą, dėmesio koncentravimą, išlaikymą, blogina mūsų vykdomąją funkciją, nuo kurios priklauso mūsų gyvenimo sėkmė. Ir tie greiti skubuoti, šalia greitų skubuotų žaidimų reikia kartais sustoti, apibendrinti ir pasakyti refleksiją, koncentruoti dėmesį, ką padarai, kai išmokai. Nes priešingų atveju galvos smegenys praras, nes galvos smegenys dirba tokiu principu. Nenaudoji, prarandi. O šita vieta yra skirta protavimui, dėmesio išlaikymui, koncentravimui. O greiti žaidimai tą blokuoja. Geriausias pavyzdys yra talento ugdymas. Štai, žiūrėkit, 3-1 klasėje diktantas, visi prisimenam. Čia įsivaizduoju, save sėdžiu, rašau. Svarbiausias dalykas yra iškirst, ką mokytoja ištarė žodį, dėmesio koncentruoti, nekreip dėmesį, kas vaikšto po kiemą, nekreip dėmesį, kaip klasiokai šūkauja ir nesugeba susikaupti. Koncentruoji dėmesį ir išlaikai tuos 7 žodžius mokytojų pasakytus užrašai. Tų talentai tik reikia žinoti, kad jie super treniruoja. Niek čia sudėtingų. Nu jų ir matematika, ir fizika, ir chemija, ir teisingi sprendimai. Priklausys nuo to, kaip mes sugebėsim. Jeigu nesugebėsim šitų aplaikyti, čia klausytis. Tokie dalykai treniruojami, bet reikia žinoti, kaip jie metodiškai daro. Namų darbai. Pirmiausiai pareiga namų darbai, paskui žaidimai. Daug vaikų parėjo iš mokyklos, pirmiausiai žaidimai, malonumai. O šitas vaikas nutarė, kad reikia atlikti namų darbus, o jam milžiniška pagunda. O suprantat, va, kas turi tą vykdomą funkciją, sugeba išlaikyti. Paprastas testas ir išlaikyti. Štai, kas labiausiai blaško, emocijos, super jėga, tai yra mums visiems yra džiaugsmai, bet kai emocijos pradeda dominuoti, yra tragedija, mes turime šalto proto turėti. Štai pasižymėjo funkcija. Štai tokie emocinus žaidimai. Ir iš karto įdedu elitinių mokslininkų, toliau, sakiau, 15 pristatysiu. Yra kitus 5 punktus šiuolaikinės įžvalgos apie šiuolaikinės švietimo sistemos reformas. O reformos visą laiką turi vykti, visą laiką visam pasauliui keičiasi laikai, mokytojai ir vaikai. Visi keičiasi, ypač dabartiniu metu. Svarbu atsisakyti siauro, praleisti tokio seno mokymo ir labiau integruoti pozityvią psichologiją, šiuolaikinės ugdymo filosofijos, savireguliacijos, tai yra, kad būtų autonomija mokyklom. Programos būtų universalesnis. Mokyklų mikroklimatas ir mokymo aplinka tiesiogiai veikia mokinių gerovę. Ir taip toliau. Autonomija, vaikų paskatinimas, pozityvumas. Bet čia žymiai giliau. Čia reikia neskubėti, norint priimti sprendimus. Einu toliau. Tas parodysiu detaliau, kad išliktų atminty. Smegenys labiausiai išlugdo vienintelis dalykas - stresas. Turim 100 milijardų, milijonų jų nebetenkam dėl to, kad patiriam milžinišką stresą. Štai va, tokių turim milijardą, o tokių netenkam. Mokslininkas į 1 10 visam pasaulyje pagal topus, reitingus, Makavenas, neurofiziologas, super tyrinėjęs, kaip stresai kenkia vaikų smegenų sveikatai, kokias galvos smegenų funkcijas stresai sužaloja, lėtiniai stresai. 80–90% vaikų kaip tik papuola į tą zoną. Tai apie tai mes turime žinoti. Ką pirmiausia stresas sužaloja? O tam pačiam priekyje yra mūsų visas talentas. Išgirdot mane? Dėmesio koncentravimas, impulsų valdymas, emocijų valdymas, mokymasis. Stresai sunaikina mūsų šaltumą, mes daromės impulsyvus, nesugebam susikaupti, nesugebam atsiminti. Stresai, tai yra vienas iš didžiausių, yra vykdomosios funkcijos. Stresas sumažina Nobelio premiją, yra visiškai neseniai gauta atminties struktūra hipokampą. Vaikai gal mokykloje dar smegenys plastiškos ir atlaikys. Yra tos didelius milžiniškus krūvius, dar atlaikys, dar universitetą atlaikys, bet jau kai kurie pradeda nebeatlaikyti. Bet gyvenime, kai reikės pradėti skleistis, viską dar mąstyti, išteklių nebebus.
perdegimai, kognityviniai ištekliai, perdega. Mokom ilgam gyvenimui ir ne vien tik tai pažymui, bet laimėjai, ilgiau gyventumai, sveikas būtumai, daugiau užsidirbtumai, ilgam, o ne čia ir dabar tos lenktynės. Ir stresas ypatingai ištrina gerai streso kūną, migdolinį kūną, emocinį kūną, tada mes daromės impulsyvus, puolam verkt, agresyvus, kitų dėmesio neišklausom, mūsų nuomonė svarbiausia, veidas užkaista, adrenalinas iš karto į galvą priplūsta, kad kitaip išgirsti, kažkas tai pakritikuoja, kažkas manęs neįvertina ir taip toliau. Žmonės darosi labai agresyvus, jeigu jie patiria lėtinius tos chroniškus stresus. Viena apie tai mokykloje, daugiau džiaugsmo, labiau pilna yra parodymų, kaip reikia kovoti su stresu, nuo gilaus kvėpavimo, nuo pozityvios aplinkos, nuo globos, nuo nuolatinio vertinimo ir paskatinimo, o ne vien tik baudimo, nuo autonomijos padidinimo vaikams, jungiant gamtą, judėjimą, miegą pilnavertį, kitas įdomumą, literatūrą, meną, filosofiją, religiją ir visas kitas įdomiausius muzikus, visus kitus dalykus. Na ir norėjau jums parodyti, kad vaikai, kurie patyrė vaikystėje milžiniškus stresus mokykloje ir namuose, stresus ir smurtus, tai visų skaičių neparodysiu, čia Lancet, kitas dalykinis tyrimas, super. Tie vaikai bandė nusižudyti, kai jau saugo 30 kartų daugiau negu tie, kurie buvo nepatyrę. Ne 10, ne 15%. Ar vertas yra milžiniško streso dėka kažkoks pasiekimas, jeigu mes paskui netenkam žmonių, kurie paskui kaip elgėsi, kokią kainą, epigenetika Nobelio premijos yra gaunama, atsiliepia. Žiūrėkit, ką jie bando, vartoja įvairias medžiagas, alkoholį, narkotinės, 10 kartų daugiau. 10. Depresija 4 kartais daugiau. Ir visokios tos blogybės jos ateina, kai vaikystėje patiriam stresus. Pagal naujausią mokslą epigenetika, genai yra šiek tiek modifikuojami, o to streso pasiekmes pasireiškia, kai mums yra 40, 50 ir 60 metų. Ir tai reikia neužmiršti, reikia pafilosofuoti, apmąstyti, ką mes rengiam mokykloje. Ką mes rengiam mokykloje, ar mes rengiam tam, kad lenktyniaujam, kad paskui jie prieš save rankas keltų, o nelaimingi būtų. Apie tokius elementariausius paprastus tyrimus. Gyvūnėliai milijoną metų prieš stresą kovoja ir nustresuotis. Prieš stresą geriausiai kovoja žaidimais, džiaugsmu. Paklausi vaiko, kiek tu džiaugsmo patyrei per paskutinę savaitę toks tyrimus, beveik nėra. Kiek streso? Pilna. Džiaugsmo mažai, streso daug. O džiaugsmo mažai. Taip, žaidžia ir vilkai, žaidžia ir matot, žaidžia. Dopaminas kovoja prieš stresus. Dopaminas prieš stresus. Štai, įvairovė, kontekstas, aplinkybės, spontaniškumas, smegenų karalius. Super, kitas dalykas. Didesnis džiaugsmas, kada kartais pataikysi. Jei kiekvieną kartą pataikysi, dopamino nebus. Tai yra žaidimai. Štai mūsų smegenų ugdymo karalius. Miegas, šiuolaikinis miego rekomendacijos. Vaikučiams, kiek matote, miegotas valandos yra 10-19, pagal 10-9 valandų priklausomai nuo amžiaus. Svarbu vaikam pagal šiuolaikinės Nobelio premijos pasiekimus nueiti ne vėliau kaip 10 valandą miegoti, nes 10 valandą į vaikučių galvas, o į mokytojų, tėvų ir senelių 11 valandą ateina valytoja, kuri turi savo terminą autofagija. Japonų mokslininkai už tą gavo Nobelio premiją. Jei vaikutis dar 12 valandą dar kažkas žaidžia, tyrinėja, pasikartojasi, valytoja 10 valandą atėjusi, sako, viskas, manęs niekas nelaukia, aš išeinu ir toks vaikutis kiekvieną kartą tai daro, vis smegenyse šiukšlės, uždegimai, yra lygos, pirmiausiai bus blogas mokymasis, nesusikaupimai, impulsyvumai,
Kūnas plastiškas, viskas gerai, iškentės, bet vėliau turėsim daug paprastų problemų. Miegas yra vienas iš svarbiausių smegenų karalių, mokymosi karalių. Laiku nueit miegoti. Mokyklose atskiruose šalyse domėjausi apie miegą, jų tyrimai labai super. Vaikus, kur pusvalandžių vėliau pradeda mokytis, vaikų mokymosi pasiekimus pagerinti. Vaikai, kurie 1000 žingsnių daugiau per dieną nueina, mokymosi pasiekimus pagerinti. Yra mokymasis, miego laikas, pozityvumas, džiaugsmas, aplinka, gamta. Super. Miego giliosios fazės paleisiu. Na ir čia paskutinės 15, kažkas dar spėt tų elitinių. Tai čia turėtų būti vienis mano šito pranešimo, bet aš negaliu to punktų nagrinėti, nes visiškai neseniai aš tą suradau. Čia edukologijos mokslo šiuolaikiniai vienis, kur apžvelgia kartoja elitas, kaip iššūkiai dabartinių pasaulyje skatina tiesiog mokyklas sureaguoti, keistis, tobulinti, reformuoti. Gerovė negali būti mokoma kaip atskiras dalykas. Ji turi būti jaustai viso ugdymo audinį. Tikra mokyklinė gerovė negali būti tom pamokom. Ji kuriama santykiuose, vertybėse, visos aplinkos struktūroje ir taip. Daug įdomių dalykų. Nors čia panašiai visi mes šnekam, bet tarp šnekėjimo, supratimo ir įgyvendinimo milžiniškas plyšys. Milžiniškas. Ir mums čia nei pykt, nei liūdėt, nei bambėt. Yra tiesiog tokios yra paprastos realybės. Taip sukonstruota demokratija, tai politika. Milžiniškas plyšys. Milžiniškas tarp tų. Gerai, ir eina visiškai kaip psichologai elitiniai pasaulyje 20 metų paskelbė, kad jeigu norim, kad žmonės būtų ne vien sveiki, bet klestėtų, būtų laimingi ir neprarastų per dienas milijonus neuronų, daugiau džiaugsmo, pozityvumo. Ir štai jie rodo, jeigu yra pozityvumas, tyrimų daug, skaičių daug, milijonais, aš rodau tie, kurie yra ne vienas, ne du, bet rodau, kur 100 000 tyrimų ir milijonais veikia. Pozityvė vaikų kūno sveikatai, psichologijai, mažiau streso, greičiau atsigaus po streso. Vaikai žymiai geriau socialinius kontaktus užmegs. Žymiai. Juk pats esate pastebėję, jeigu pavyzdžiui, rytmetį padarytumėt pasivaikščiumėt po super aplinką, kokį 10 000 žingsnių, ir išgertumėt juodos kvapos, prieš tai dar tušą šaltą įlystumėt visą tą fiziologiją, po to išlystumėt iš to dušo ir po to judėjimo sakytumėt, fantastika, koks pasaulis geras, koks geras. Man visi ir pykčio nebėra, bet neilgai. Ir iki pietų, koks pasaulis geras. Esat patyrę visi gerumo akimirkas. Esat patyrę tas akimirkas, kaip viskas gerai. Geriau. Mokykloje vaikai bijo klausti, bijo suklysti. Čia klasika. Reikia pamokyti, kad nebijotų. Reikia visų kūno įrodyti, kad mes norim juos mokyti kartu, kad klaida yra gilioji mokymosi priežastis, o ne pasekmė. Noriu jūs išmokyti. Mokytojai visam kūne turi tai atsispindėti. Aš noriu jūs išmokyti, kad jūs geriau, laimingiau gyventumėt, turtingiau gyventumėt. Išmokyti noriu. Tai tie mokslininkai apie tai šneka, ir čia išlikit. Jeigu šypsena yra, jeigu nuotaika pagerėja, dopaminas, aš niekad neparašau su metais gerų mokslinių straipsnių išvadų, jeigu aš nepasiekiu dopamino. Ieško visokių būdų. Darau pertraukas, einu pasivaikščiot būtinai. Vėl pasivaikščiot sėdžiu prie mokslinių straipsnių ir tada, kai žiūrėkit, aš iš karto problemą, geriau sprendžiu problemą. Parašau iš karto geresnį išvadą. Geriau suprantu naują informaciją. Daug geriau suprantu, geriau apibendrinu. Tai tokie dalykai, jie labai paprastai mums aiškiai veikia tos pozityvius iššūkius. Elitiniai mokslininkai, kurie priima sprendimus, čia yra Nobelio premijos laureato. Tiesa, kažkas turi pakelti ranką, kada man baigsis. Kur tas žmogus, kur kelia ranką? Ar jūs užviršot pakelt gal? Ar dar man yra laiko?
Ir aš išsigandau, aš bijau to. Aš laukiau, kas čia pakels šarpą. Nes iš anksto tai pratiausiai. Nobelio premijos laureatas, ekonomistas. Nobelio premija per pastaruosius kokius 10-15 metų iš ekonomikos mokslo dažniausiai gauna tie, kurie sako, sprendimai net ir ekonominiai gyvenime labai priklauso nuo mūsų emocijai, o ne nuo racionalaus proto. Emociniai, nuo emocijos priklauso, o ne vien nuo racionalaus proto. Vienas iš jų yra Nobelio premijos laureatas. Neseniai, 2017 metais gavo Nobelio premiją ir jis šitą knygas parašė apie tai. Nutariau vieną kitą įdėti, kad suprasti realybę, kaip žmonės mes priimam sprendimus. Mokytojai, vaikai, direktoriai, politikai, mes visi. Kad suprastumėm to tikrai, kad čia nėra jokių tokių, kad čia visi mes protingi, visi protingai gyvensim, taip nebus, nes nesam taip sukurti. Tai pirmas dalykas. Žmonės nėra racionalūs visiškai. Jų sprendimams daro milžinišką įtaką aplinka. Mokymosi aplinka, šeima, mokytojo, direktorius, visi tai elgesys, ką matom per televizorių, aplinka. Visi suprantat, aplinka. Milžiniški dalykai. Mokslininkai atliko tyrimus. Viena grupė ėjo per tiltą vyrai, kur buvo stiprus tiltas, o kita grupė tyrimo apklausė, tai vyrai nežinojo, vyrai apklausė, kurie ėjo per lūžtantį tiltą. Tokia buvo situacija susikūrė. Ir iš karto perėjus per tiltą, mokslininkai, kurie perėjo, nežinojo, pripuolė prie jų ir atliko apklausą. Tai tie vyrai, kurie ėjo per lūžtantį tiltą, šiek tiek adrenalino, jų sprendimai buvo kelis kartus labiau rizikingi, nebijojo rizikuoti. O tas labiau rizikingi pasireiškia tus, kad ten gražios merginos paėmė interviu ir tos merginos sako, ar jūs norėtumėt mūsų telefoną labiau aptarti tus tyrimų rezultatus. Tai tie vyrai, kurie parlūžtantį tiltą, taip, sako, norim, o tie, kurie per stabilų tiltą neišdrįso rizikuoti, sako, nenorim. O supratot, kontekstas. Maži paskatinimai, dideli poreikiai, štai politikam, štai. Maži, svarbu surasti, kur yra tie patys svarbiausi. Žiūrėk, daug visko yra. Stumsim per jėgą, sukelsim stresus, atgal bus. Kur atrasti tą pačią. Miegą sutvarkykim, programas sumažinkim, aplinką, pamokykim dar. Kur tie maži dalykai, bet didelės naudos. Pavyzdžiui, mokyklo įvairovę padidinam, darosi, tokių įdomių dalykų. Maži dalykai, didelės naudos. Didelis reformas irgi taip daromas. Protingai daroma. Ir visiškai baigiau, bet nesitikėjau, kad šitą greitai užbaigsiu, pasigilsiu savo naujausiam knygom, kur aprašiau apie naujos kartos mokyklą, nuo sveikatos iki mokymų, šitoje knygoje, sveikatos receptai. O šiaip paprastai šnekant, ugdymo moksle didžiausias pasiekimas yra smegenų plastiškumas. Antras didžiausias pasiekimas yra, kad smegenys naikina stresas. Trečias pasiekimas - smegenys atsinaujina, kai patiria įvairovę ir kai gauna apdovanojimą. Nešykštėkim pagirimo, paskatinimo, apdovanojimo, džiaugsmo vaikam. Dopamino paskatinimo. Kitas mokslo pasiekimas yra vaikai mokosi geriausiai. Net pilna tokių tyrimų, kad jie jaučia autonomiją, kad nieks per daug ant galvos nelipa. Mato, kad mokytojas juo didžiuojasi ir šeima didžiuojasi. Mato, kad yra pasiekimai ir mato, kad dalykai tikrai vis atnaujinami yra valio elitiniai. Tai tas vadinamasi mokymosi motyvacijos, vidinės motyvacijos, kad aš noriu, o ne išorinis, kad tu privalai, aš per jėgą išspausiu tave. Tai tokie yra pagrindiniai, kiek aš domiuosi, yra tokia duomenų bazė, Web of Science, ten yra keletas 10 milijonų mokslo publikacijų ir ten, kai tu moki naudotis, įvedi raktažodžius, tau išneka, kokios publikacijos, pavyzdžiui, iš edukologijos turi apdovanojimus didžiausius, kurios yra karščiausios, kurios yra labiausiai apdovanotos, tai iš tų tokį pamatai
ir susidarai vaizdą, kas yra, kas šiuolaikiniam pedagogikos moksle nuo reformų iki studijų, nuo aplamai mokyklos klimato keitimo iki ugdymo programų, iki santykių tobulinimo, iki požiūrio keitimo. Šitie mokslininkai apžvelgia, kad labiau į mokyklą turės labiau įeiti prasmė. Gilus supratimas. Vienas geras supratimas yra daug kartų geriau už informacijos sukišimą į galvą. Tikras mokymas yra ne informacijos kiekis vertybė, bet jos gilus supratimas, gili esmė. O norint tą suprasti, reikia neskubėti iš visų pusių, reikia pasitelkti išminties, mokytojo, šeimos, istorijos, religijos, filosofijos, matematikos, fizikos, super, bet ne viską per jėgą tiems reikia paieškoti, kas tikrai yra labai svarbu. Ypač dirbtinio intelekto pasaulyje, kur tokia jėga, kur visiškai dirbtinis intelektas vienas, ką aš dabar parodžiau, yra visa galva aukščiau jo pasiekimai, negu šitie iki jo pasiekimai. Čia fantastiniai dalykai. Tai ačiū uždėmesį ir svarbiausias dalykas, tik nenustokit kritiškai mąstyti ir ieškoti naujų vaikam, tėvam, visuomeniai ir ilgalaikių į vaikų klestėjimą, gerėjimą, tokiu plačiaja prasme, tokių nukreiptų technologijų paieškų. Ir tą darykit labai paprasta iš širdies. Kuo mažiau žiūrint visokius tokius, be abejo, mums reikia gyventi tvarkoje, reikia demokratijos, reikia viską žiūrėti, bet mums reikia viską iš širdies ir turėti laisvę tobulinti keisti. Tai mes turime paprašyti ir politikų, ir ministerijų, kad šiek tiek, kad ne, kuo daugiau atidarytų duris visiems kūrybingiems žmonėms, niekas nesugadinsim, mes to proceso, jeigu mes su savo kūryba labiau prisidėsim. Kuo daugiau atverti duris, įsiverš kitai patirčiai, bet be abejo tų pagrindinių standartų jokių būdų neapleisti, juos laikyti kaip pamatus kietus sukalti. Be matematikos ir fizikos niekas nepadės. Ir chemijos niekas nepadės. Tie dalykai yra baziniai. Niekas neišgelbės. Joks džiaugsmas, joks. Niekas neišgelbės. Ten reikės tus dalykus išmokti. Ačiū uždėmesį. Tai ačiū labai širdingai profesoriaus pristatymą, palietė mano širdį, jaučiu, kad kiekvieno mokytojo, kiekvieno iš tėvų ir tikiuosi, kad kitų specialistų, švietimo, politikų. Gal yra klausimų? Vienam klausimui turėtumėm dar laiko. Aha, ateikit arčiau truputėlį, tik tais, kad girdėtų čia. Kur atsistoja? Čia, gal gerai. Labą dieną, aš esu Vitalija Jankauskaitė Milčiuvienė, visuomenininkė, šiek tiek politikė, iš visų pusių buvusi žurnalistė, dar visuomenės sveikatos specialistė. Tai labai domiuosi tą tematiką, apskritai, kaip mes ugdom savo jaunąją kartą ir kiek sveiką visuomenę, sveiką vaiką auginame. Su didžiulė gerbėja profesoriaus, ačiū labai už įdomų ir energingą pranešimą, kuris užkūrė čia mus visus. Klausimas toks. Truputėlį noriu sugrąžinti į tokį nemalonų epizodą mūsų visų gyvenime, į pandeminį laikotarpį, kuris buvo uždaręs mūsų vaikus karantinu kokiem 2 metam. Ir jie sėdėjo ir žiūrėjo į ekraną. Ir dabar mokytojai, tikrai ne vienas iš jų skundžiasi, kad net akių kontakto vaikai nebepalaiko, yra ypatingai sunku su jais dirbti. Nes, jie matyti jau nebemoka net bendrauti nei tarpusavį, nei su mokytojais ir akimis matyti ieško tik to ekrano, kuris juos yra labai giliai įtraukęs. Ir čia yra tokia didelė, iš tikrųjų, nelaimė nutikusi. Ir su pasiekmėmis mes visi susidurėme. Tai yra ir mokyklos, kokios jos būtų, valstybinės, privačios, neformalios. Ir tėvai, šeimose turime iššūkių labai daug. Gal jūs kažkokį receptą pozityvų galėtumėt pasakyti, duoti, bet tokį, nežinau, net sisteminį patarimą,
kaip mums iš to išeiti, kiekvienam atskirai. Tos smegenys labai plastiškas. Keisim. Jeigu akis nukrito, pakelsim. Nieko čia tokio. 2 metai, 3. Istorijoje žymiai ilgesnį laiko tarpai. Šiuolaikiniai mokslininkai sako, retkarčiais krizės visuomenėje yra didysis mokytojas. Didysis mokytojas. Yra. Tai nematau jokių problemų. Netokių dalykų galime išmokti. Dabar turime. Ir jokių čia problemų. Ką daryti? Mokytis, koncentruoti dėmesį, nesiblaškyti vėl iš naujo. Imti telefoną iš pečių. Nebenori to šnekėti. Kitaip, kitokių dalykų. Jeigu jie nori telefono, tai išnaudokim dabar. Pirmiausiai matematikos projektų uždavinį gausi telefoną. Išmok to gauti. Išnaudokim tai. Ačiū. Labai. Ačiū labai. Atpildas netikėtas ir pasiteisino. Aš tokioj palaimoj jaučiuosi ir kalbėjau šalia Anastasijos, dalinausi, kad tiesiog atrodo po kiekvienu žodžiu norisi sakyti, taip, mes tai darom, mūsų mokyklose tai vyksta ir taip gera, kad kažkas gali ir iš to mokslinio lygmens pasakyti, kad šaunu, kad mes tai darom, kad tai yra didžiulė nauda mūsų vaikam, tiek jų fiziniam kūnam, tiek jų emociniai ir fiziniai sveikatai.